Tai sveiki sugrįžę bičiuliai. Kiekvienas labai džiugu, kai jūsų tiek daug sugrįžta po kavos pertraukos, tai ne tik, kaip žemaičiai sako, ne tik paėst atvažiavot. Ar mes čia vakar buvom Žemaitijoje, tai už tai dabar čia visi tą žodį vis dar atsimenam. Tai pradžioje informacinis pranešimas. Prie mūsų apsaugos punkto buvo rasta judų kortelė. Ar kas nors pasigedote? Pasigedusių nėra, duosim apsaugai, gal kažkas ne iš mūsų renginio, ar nepametė. Tai o antroji mūsų renginio dalis yra apie paslaugų perdavimą, tai yra bendradarbiavimas tarp viešojo sektoriaus ir nevyriausybinio organizacijų. Ir turėsime du pranešimus. Pirmajam pranešimui kviečiu Moniką Stankevičiūtę, Nacionalinio socialinės integracijos instituto vadovė. Malonu, Monika. Sveiki, tai žinokit, truputį jaudinuosi, kažkaip dažnai tenka kalbėti apie paslaugų perdavimą, bet nedažnai tenka kalbėti prieš tokius kietus ir daug dalykų darančius žmonės, kurie čia šiandien susirinko. Tai tikiuosi, kad pavyks papasakoti ir pristatyti esmę apie ką mes esam, kokios yra jūsų galimybės ir galbūt paskatinti pasižiūrėti į platesnį paveikslą, kaip galėtume atkurti tvarias partnerystės su viešuoju sektoriumi, su savivaldomis. Tai kodėl mane čia galbūt, numanau, Austė pakvietė kalbėti, tai viena vertus esu vadovė organizacijos, kuri pati pakankamai sėkmingai, bet ne visada sėkmingai. Šiandien pasakosiu apie tai, kas mums sekasi, apie tai, kas nesiseka, nepasakosiu. Bendradarbiauja su viešuoju sektoriumi, kuriant ir įgyvendinant skirtingas paslaugas, daugiausia jų orientuotų į būtent socialinės paslaugas. Kita vertus, man tenka toks džiaugsmas nuo 2019 metų dirbti su savivaldybėmis, inicijuojant pirmuosius Lietuvoje poveikio pirkimus. Kartu su inovacijų agentūra, tai aš vėlgi truputuką papasakosiu ir labai smagu, kad šiandien čia turim ir Loretą, Šiaulių rajono savivaldybę, kurie buvo viena iš tų pirmųjų savivaldybių pasiryžusių išbandyti ir pritaikyti modelį. Lygiai taip pat čia turim kolegų salį iš Kėdainių, kurie buvo tie, kas teikia paslaugas, tai būtinai ir su jais pasikalbėkit, ar ne, kaip tai praktiškai atrodo, man irgi labai yra įdomu. Tai kaip aš minėjau, kad esu pati socialinio verslo, socialinių inovacijų praktikė su savo komanda pastaruosius 10 metų. Kūrėme skirtingas iniciatyvas, esame žmogaus teisų organizacija, bet norime eiti labiau į tą hands-on darbą, kada tu eini ir sprendi žmonių problemas. Turime skirtingas programas, dirbame su labai skirtingomis tikslinėmis grupėmis, tai yra nuo žmonių išeinančių iš laisvės atėmimo vietų ir jų integracijos visuomenę, migrantų, pabėgėlių, lygiai kaip žmonių turinčių negalią, mobilumo paslaugų, tai kažkada pirmieji sukūrėme socialinį taksi. Dirbame su kaimo plėtra, turime įkūrę inovatorių slėnį, dėl to kaimo kontekstas mums taip pat nėra svetinimas ir labai mylimas, labai mylim savo veiklą ir kūrybą ten. Dirbam su senėjimu ir kad jis būtų pozityvus Lietuvoje, norime keisti tą naratyvą, norim, kad žmonės būtų laimingi, eitų į kultūrinius renginius, eitų kavos gerti, vyno gerti ir džiaugtųsi gyvenimu. Ir tam viskam bandome pasiekti valstybėje priemonės, kurios padėtų tuos sprendimus išlaikyti tvariai, kadangi pačios mūsų tikslinės grupės toli gražu, kaip manau jūs puikiai žinote, už paslaugas susimokėti negali. Ir koks bendrai mūsų valstybėje yra tikslas, tai atsispindi tiek valstybės pažangos strategijoje, tai atsispindi netgi nepriklausomai nuo vyriausybių, bet ir vyriausybių programuose, ar ne, kad ir keičiasi ta politinė vadovybė, kad paslaugos turėtų būti teikiamos pasitelkiant socialinius partnerius ir daugiausia faktas orientuojantis į nevyriausybinės organizacijas, kadangi jūs visi čia esantis siekite ne tik, kad galėtumėte išlaikyti savo profesionalias komandas, dirbti tvariai ir uždirbti, ar ne, jūs iš tikrųjų siekite poveikio žmogui. Ir tie pinigai, kuriuos jūs gaunate, jie atitinkamai vertės sukuria žymiai daugiau, galbūt negu tradicinis verslas, ar ne. Ir kita vertus, kas yra sakoma, kad
vis dėlto yra ta prielaida, kad valstybė turėtų teikti tik tas paslaugas, savivaldybės turėtų teikti tik tas paslaugas, kurių socialiniai partneriai suteikti negali. Kitaip tariant, na, matyt, krašto gynyba yra, ko mes negalime padaryti, ar ne, mes galime atreaguoti, bet mes, na, nesuteiksim šitos paslaugos savaime. Ne, bet yra aibė kitų paslaugų, kurių teikimas galėtų būti žymiai efektyvesnis pasitelkiant partnerius. Ir ką tai reiškia efektyvesnis, ar ne, paimkim, nežinau, paslaugą, tai yra vyresnio amžiaus žmonės gyvenantis namuose, kuriems sunkiai sekasi tvarkytis buityje ir galbūt dėl to jie turi eiti gyventi į globos įstaigas. Mes valstybėje esam pasakę, kad to nenorim, norim, kad žmogus kuo ilgiau išlaikytų savarankiško gyvenimo įgūdžius ir gyventų namuose. Ir vėlgi organizuoti paslaugas bet kuriai savivaldybei, socialinių paslaugų centrui į vienkiemį ar mažą kaimelį centralizuotai iš rajono centro yra viena vertus be galo brangu, kita vertus be galo neefektyvu ir pokyčio žmogui labai nesuteikia. Bet jeigu jūs kaip bendruomenė, ypatingai ir ne bendruomeninės organizacijos, tas paslaugas teiktumėte patys, nes jūs jas vis tiek teikiat, jūs vis tiek einat pas žmogų, jūs vis tiek tuo žmogumi rūpinatės, ar ne, tik tai padedat malkų prisinešti, padedat pažiūrėti, kad pavalgęs būtų, ar ne, tai valstybė šiaip už tą moka. Tiesiog reikia susitvarkyti dokumentus ir faktus, sukurti santykius su savo vietos savivalda. Ir kada aš kalbu apie bendradarbiavimą ir jo formas, aš visą laiką mėgstu truputėlį plačiau žiūrėti ir čia jau kalbu visiškai remiantis mūsų pačių patirtimi, ką mes darom, kaip mes einam ir kaip mums, na, pavyksta didžiąją dalim atveju. Tai tų formų yra įvairių ir jas visas galbūt yra svarbu aptarti. Tai kai kuriais atvejais tikrai gali būti sėkmingai konkursinis finansavimas, kada jūs su savivaldybė, na, matot problemą, matot, kad jinai neįsisprendžia, einat, kalbat ar ne ir sakot, nu klausykit, davai įmeskim, nu, vat kaip pilotui, pabandykim 10 000, ar ne, per konkursinį finansavimą, tai kitaip tariant, per projektus, ką jūs bet kokius teikia, pažiūrėsim, pasiteisins, nepasiteisins, jeigu nepasiteisins, galite iš mūsų nebepirkti, ar ne. Tai yra viena forma, kurios aš niekada nepametu, nors tai nėra šiaip paslaugų perdavimas ta formalė savo sudėtimi. Tai yra, kita forma yra lygiai taip pat partnerių įtraukimas į vykdomus projektus, tai papasakosiu mūsų praktiką, bet ką tai grubiai reiškia, kad yra tokių, pavyzdžiui, kaip regioninės plėtros projektų, kur jūs apskritai negalite būti pareiškėjais. Ne? Ten yra apribota, kad tai gali būti savivaldybės, valstybės įstaigos, bet tai nereiškia, kad valstybė jūs negali įsitraukti kaip partnerių, jeigu jūs darote gerai dalykus, jeigu jūs matot, ateinat su savo pasiūlymais. Akredituotų paslaugų teikimas, tai aš manau, kad čia yra daugumai organizacijų nebesvetima ir aš manau, kad Lietuvoje tai buvo vienas pagrindinių lūžių. Kalbant apie paslaugų perdavimą, tai vėlgi papasakosiu per mūsų praktikas, ką mes patys darom. Ir tada yra galiausiai faktas viešieji pirkimai ir poveikio pirkimai, kurios kažkiek išskleisim. Tai galbūt labai trumpai porą minčių apie iššūkius, galbūt savivaldybių iššūkius Loreta galės geriau išplėsti, bet ką aš pati jaučiu būdama socialinis partneris, ką aš jaučiu dirbdama su savivaldybėm, kaip tuo atveju konsultantas toks, tarkim, savivaldybių. Tai galbūt tos iššūkiai ir baimės, tai viena vertus taip faktas, savivaldybėm tai sumažėja galimybė daryti tiesioginę įtaką paslaugų pačios teikimui, pačių paslaugų organizavimo procesui, nes tai daro nebe jie, o Lietuvoje mes neturim tokių gerų labai praktikų matuoti poveikį ir žiūrėti iš tikrųjų, kam geriau sekasi dalykus padaryti, Tai dažnai ne visos savivaldybės gali matyti vertę, ne visos savivaldybės identifikuoja stiprius partnerius, kuriais pasitikėtų. Ir visos savivaldybės pasakys, kad mums trūksta socialinių partnerių, kad pas mus nėra, kas teiktų paslaugas. Tai čia yra klasika, aš nesu girdėjus, kad kažkas kitas kitaip pasakytų. Tuo tarpu socialiniai partneriai visi pasakys, kad mums paslaugų neperduoda, tai taip, tai yra iššūkis. Kad savivaldybės labai aiškiai pasako formas, kaip tos paslaugos turėtų būti suteiktos, mes norim kurti inovacijas, mes norim kurti gražius sprendimus ir dabar mums čia pasako, daryk taip, o ne kitaip, daryk mokymus, o ne, nežinau, vežk žmonės pasaulio pamatyti, ar ne. Ir jo, kitas trečias, kas jau atsitinka, kada tu pradedi teikti paslaugas ir šitą labai savo kailių pajuntam, kad tu kartais tampi toks paslaugų tiekėjas kaip kelininkas kažkoks tai, o ne partneris, ar ne. Tai reiškia, kad ačiū, labai malonu, jūs suteikėte tas valandas, pasimkite savo pinigėlius, bet dingsta tas toks santykis, kad mes poveikį čia norim, kur ką mes kartu galėtumėm dar gražiau padaryti. Ne? Tai tuos santykius, tas problemas reikia spręsti ir tuos santykius kažkaip tai visą laiką reikia akumuliuoti ir
galvoju. Tai kalbant dabar apie tai, ką mes patys darom ir kas mums sekasi, tai yra apie akredituotas paslaugas, tai mes esame vieni didžiausių Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų teikianti pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas vyresnio amžiaus žmonėm namuose. Ir mes tas paslaugas esame akreditavę, šiuo metu turime Lietuvoje 1400 klientų, veikiame 22 savivaldybėse, teikdami ir įgyvendindami paslaugas, ten yra vietos mūsų komandos, vietos mūsų darbuotojai, kurie tai daro. Tačiau galbūt kas yra labai labai svarbu, akreditacija taip, jinai atvėrė kelią ir kaip tai techniškai vyks, galbūt nuo technikos reikėtų pradėti, nes gal ne visi žino ar ne. Techniškai tai vyksta, kad tu turi atitikti tam tikrus kriterijus, tu savivaldybei pateiki dokumentus, savivaldybė tave akredituoja patikrinusi dokumentus kaip tinkama paslaugos teikėja ir tada, kada yra žmogui įvertinamas poreikis, žmogus pateikia prašymą, įvertinamas poreikis, kad jam tos paslaugos reikia, tarkim šiuo atveju yra vyresnio amžiaus žmogus, tada žmogui turėtų teoriškai ir kai kuriuose savivaldybėse yra tvarkingai duodama pasirinkti. Sakom, žiūrėk, pas mus yra tokie paslaugų teikėjai savivaldybėje, kurio tu norėtum. Ir jeigu jūs, tarkim, esate bendruomenė ir jūsų bendruomenė žmogus pamatys jūs tarp teikėjų, tai faktas, kad jis rinksis iš jūsų. Jūs esate artimiausi jiems žmonės. Lygiai kaip jūs galite paimti tą žmogų, kuriam reikia paslaugų, nuvesti už rankos, įsivertinti poreikius ir padėti susitvarkyti, kad jūs tas paslaugas jam teiktumėte. Bet kas tada yra labai svarbu, kad šitoje vietoje akreditacijoje būna pasakyta tos pagrindiniai dalykai, ką yra privaloma padaryti. Tarkim, mūsų atveju, pažiūrėti, kad žmogus būtų nusiprausęs, pažiūrėti, kad žmogus būtų pavalgęs, kad tvarkinga aplinka būtų, ar ne? Bet nieko nėra pasakoma apie tai, kokią formą tu tai turi padaryti, ar ne? Ir mes, tarkim, seniorų atveju, kadangi, sakau, mūsų tikslas yra ne paslaugas teikti, mūsų tikslas yra Lietuvoje pozityvę senatvę, kad žmonės būtų amžėjimą, netgi bandom pereiti truputėlį per savokų, pakeisti ir savo mąstymo struktūras. Ir mes susikūrėm savo pozityvios senatvės 7 žingsnių metodiką, kuri yra apie tai, kad vietoj to, kad mūsų darbuotoja kartu sėdės ir žiūrės televizorių su mūsų klientu ar kliente, darbuotojas sakytų, žiūrėk, čia yra kultūrinių renginių grafikas, tu išsirink, kur nori eiti, aš susiderinsiu su savo darbo grafiku ir kartu mes eisim kultūros pažiūrėti. Už tą laiką darbuotojui bus mokoma, bet forma arba, nežinau, ten maistas. Tai gal močiut šį kartą nebe ten cepelinus darykim, o pasižiūrėkim internete, kokių naujų sveikų receptų, ką kitaip galėtumėm padaryti, ką skaniau galėtumėm padaryti. Tai yra resursas, kurį mes tada labai sėkmingai išnaudojam, tam, kad galėtumėm iš to kurti vertę. Tu lygiai taip pat iš to gali kažkiek tai uždirbti, ar ne, ir tos pinigus, kadangi mes lygiai taip pat esame nevyriausybinė organizacija, skirti kitiems dalykams, ar ne, skirti kažkokiam papildomam turiniui, papildomam vertėm ir panašiai. Tai akreditacija yra tikrai galima ne tik su senėjimu, ar ne, negalios srityje yra naudojama, asmeninį asistentą galbūt kas iš jūsų teikiate, lygiai kaip dienos centrus, tikrai gerai žinote, vėlgi kalbant apie vaikų dienos centrą. Kas pasakė, kad jis turėtų būti toks, koks yra? Ar ne, taigi galėtų būti, nežinau, dailės terapijų užsiėmimai, robotikos būreliai vaikam, ar ne, tiesiog, įvilkti į vaikų dienos centro rėmus. Tai yra pakankamai solidi galimybė. Kita galimybė labai nuostabi yra viešieji pirkimai. Mes lygiai taip pat juos naudojamės, tai viešieji pirkimai yra, kada jau kaip kelio paslaugas perka, taip ir socialinės paslaugas perka savivaldybė iš jūsų. Ką tai reiškia, kad tu eini, kalbėsi su savivaldybė, aktualizuoji jiem problemą ir sakai, kad žiūrėkite, jeigu jūs pirksit už kažko, mūsų paslaugos daugiau mažiau metam kainuoja tiek, jūs galite skelbti viešai pirkimą. Faktas, kad mes konkuruosim tada su visais kitais, dėl to jie yra vieši, ar ne, bet savivaldybės perka ir mūsų atveju tai daugiausiai yra socialinio taksi paslaugos, tai jos yra didžiąja dalimi, yra tiesiogiai perkamos savivaldybės, nes kelionės kaina žmogui būtų žvėriškai didelė, o kada yra savivaldybės pagalba šitoje vietoje, kitaip tariant, savivaldybė nusprendė, kad ne pati tada darys mobilumo paslaugas, bet pirks šitas paslaugas iš mūsų, mes tada ateinam kaip tam tikri paslaugų tiekėjai, kurie vėlgi, socialinio taksi tikslas nėra žmogų nuvežti. Socialinio taksi tikslas yra, kad žmogus taptų mobilus, kad žmogus pradėtų dalyvauti
kad keliautų ekonominio socialinio užimtumo vietas. Ir kada mes pradedam veikti savivaldybėje, atrodo, tengi visi mūsų laukia. Iš tikrųjų niekas mūsų nelaukia ir pradžioje mes turim kokius 5 klientus, kurie iš tikrųjų laukia ir kurie galbūt netgi buvo tie atstovautojai ir mums padėjo pasiekti, bet tada tu turi įdėti labai daug papildomo darbo tam, kad tu pakeistum praktikas, tam, kad žmonės pradėtų suprasti, kad jie turi paslaugas, kad jie gali naudotis, kad sugalvotų, kur nuvažiuoti kartu ir panašiai. Tai irgi puikia galimybė, kurią reikia išsiderėti ieškant biudžetų. Ir kitas momentas, tai kaip ir minėjau, aš visą laiką labai matau projektus, kaip labai puikia galimybė, ypač apie pradėti bendradarbiauti, kaip įrankį, kurį jūs galite patys sekti, matyti, kokie yra aktualūs kvietimai. Ir šiuo atveju, aš nežinau, kiek kam yra tekę susidurti, pavyzdžiui, su Interregu, Lietuvos Latvijos, Lietuvos Lenkijos fondu. Tai, kiek mes patys bandėm teikiam daug kartų, vieną kartą esam laimėję patys tiesiogiai. Tai daugiausia ten laimė tuos pinigus savivaldybės vis dėlto, projektų gyvenimas yra sudėtingas, administravimas yra sudėtingas ir skausmingas, bet mes su savo inovatorių slėniu sukūrėm labai gražią partnerystę su Zarasų savivaldybė, su Preilis savivaldybė. Preilis savivaldybė buvo pareiškėjai, mes ten buvom partneriukai su savo biudžetu, ar ne. Savivaldybės dažnai turi ribotas fantazijas, tikrai su minkštosiom veiklom, kokius rezultatus gražius galima sukurti. Jūs galite ateiti su neribotom fantazijom ir tikrai pakankamai solidžiais įsipareigojimais, ar ne, ir tada atitinkamai apsiginti solidžius biudžetus. Tai tarkim, tas projektas mums puikiai pavyko, dabar kartu esam pasiteikę kitą, ar ne, nei administruojam, nei ką, tiesiog pastiprinam savo organizaciją. Šiuo atveju buvo iš viso bioįvairovės išsaugojimai istoriniuose parkuose, kur mes niekur kitur pinigų net nebūtumėm gavę ir niekas mums kitur nebūtų davęs. Kaip ir minėjau, yra lygiai taip pat regioninio planavimo projektai, kuriuos reikia sekti, akylai galvojant, o ką mūsų organizacija galėtų, tarkim, pasiūlyti savivaldybei. Susitiks su investicijų skyrium, pasikalbėti ar ne apie galimybės, bet kurioje vietoje jūs mūsų matytumėte kaip partnerius. Juo labiau, kad kai kuriuose kvietimuose jau ir prievolė tokia atsiranda ir savivaldom lygiai. Taip pat vieną kaip ir lygiai ir neseniai mačiau, kalbant apie socialinės dirbtuves. Tai jo, ir gal labai trumpai, čia kažkaip tas laikas labai greitai eina. Labai trumpai, kalbant apie poveikio pirkimus, aš tikrai nesiplėsiu, bet apie ką tai yra, tai jų mintis ir esmė yra paskatinti paslaugų perdavimą tuo požiūriu, kad savivaldybės pirktų ne priemonės, bet poveikį. Kitaip tariant, kad savivaldybės nepirktų mokymo paslaugų nedirbantiem nesimokančiam jaunuoliui, bet savivaldybės pirktų tai, kad jaunuolis pradėjo dirbti ir pradėjo mokytis ir mokėtų tą už kiekvieną vaiką, kuris pradėjo tai, kuriam įvyko kažkoks tai esminis pokytis. Tai yra pakankamai įdomi prielaida, savivaldybės tada pamato dažniausiai visiškai kitą vertę, kurią socialiniai partneriai sukuria ir tai nebetampa tiesiog darbas vardan darbo. Kas man labai patinka, kaip netgi, aš manau, kad jūs kaip partneriai labai dažnai irgi jaučiat pačią tikslinę grupę ir suprantat, kad nėra ten visi ilgalaikiai bedarbiai nemotyvuoti. Arba nėra visi socialinio būsto paramos gavėjai, norintys gyventam socialiniam būstą. Nemato kartais specialistai, būdami kitoje ir barikadų pusėje, bet konstruodami poveikio pirkimus labai greitai pamato. Ir man labai patiko vienas pirmųjų pirkimų, kuriuos mes rengėme, tai buvo Kauno miesto savivaldybės. Labai gaila, jis buvo milijono vertės ir jis neįvyko, nes neatsirado socialinis partneris, čia buvo 19 metai. Bet aš manau, kad jis yra pakankamai geras pavyzdys, kaip tai atrodo. Tai savivaldybės problema buvo neužtenka socialinio būsto. Kad ir kiek mes perkam, kad ir kiek remontuojam, neužtenka socialinio būsto. Ir tai yra beveik visų savivaldybių problema. Aš vos porą esu girdėjus, kuri pasakytų, kad tai yra ne problema. Bet kada mes pradėjom kalbėti su tiksliniais žmonėm, kalbėjom su organizacijom, kurios dirba su tiksliniais žmonėm ir panašiai, tai kas paaiškėjo, kad problema iš tikrųjų yra visai ne tai, kad neužtenka socialinio būsto, bet tai, kad 70% socialinio būsto paramos gavėjų negauna jokios pagalbos apskritai. Tai reiškia, jeigu jų yra 100%, tai 30% yra labai sudėtingi atvejai, kada yra smurtas artimoje aplinkoje, priklausomybės ir panašiai. Ir savivaldybė turėdama labai ribotus resursus, juos visus kreipia į tuos 30% žmonių gaisrų gesinimą. Kai tuo tarpu su likusiais vos ne 700 niekas nedirba. O atvejų ten yra labai įdomių. Tarkim, kaip vieniša mama pabėgusi nuo smurtaujančio vyro, kuri augina 4 mažamečius vaikus,
ar ne, pametinukus, tai reiškia, kad jinai ilgai iškrito iš darbo rinkos, jinai dar ribotai turi paslaugas, ribotas turi pajamas, ar ne, ir niekas jai nepadeda į tą darbo rinką sugrįžti. Arba negalio turintis jaunuolis, šiaip tai mėgsta programavimą, bet nepasitikė savim dėl savo negalios, ar ne, ir niekas jam nepadeda, kad jis iš tikrųjų galėtų gyventi nepriklausomai nuo socialinio būsto paramos. Tai visas poveikio pirkimas ir buvo orientuotas į tai, kaip padėti tiems 70% žmonių, kurie turi potencialo, jiem galima santykinai greitai padėti, ar ne, mokant partnerių už kiekvieną pakeistą gyvenimą žmogus. Tai tų pirkimų yra kitų labai gražių ir spalvingų, šiai dienai dirbu su 6 savivaldybėm, tai vėlgi pakankamai daug gražių dalykų tikrai atsiras. Čia aš galbūt sudėjau tas pabaigai pagrindinės vertes, kurias aš matau, kalbant apie bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Gal man jų vardinti nereikia, nes jūs esat socialiniai partneriai ar ne kažkieno. Bet pagrindiniai tie dalykai, ir mes gebam apjungti greitai resursus. Ir ką šiandien kolegos pasakojo, mes galim greitai reaguoti krizių atveju. Kaip jūsų organizacijos veikia per tą patį COVID, ar nutraukėt teikti paslaugas? Netikiu, kad nutraukėt, kaip tik dar labiau suaktyvėjot ir darėt žymiai daugiau negu priklauso. Mes galim individualiai prieiti prie žmonių, mes prieinam prie žmonių istorijų. Žmonės mumis labiau pasitikė, nes mes nesame institucija, jokia kažkokia tai forma. Ir taip mes galim palaipsniui keisti žmonių gyvenimus. O kaip dabar tai techniškai padaryti, tai šiuo metu kaip tik savivaldybėse visose vyksta planavimas ateinančių metų biudžeto prasideda. Tai yra pats tas laikas eiti ir kalbėtis, ar ne, apie galbūt galimybės, kas galėtų padaryti, bet faktas tai reikalaus daug darbo, ypač jeigu tu esi labai susietas su geografinė vietovė, ar ne. Bet, reikia pasukti galvą, tarkim, mano paskutinis, pasiūlymas vienas iš jų, aš sužinojau, kad viena savivaldybė, nesivadinsim čia vardais ir pavardėm, per metus 90 000 eurų išleidžia rajono centro gėlėms, miesto gražinimą. Ir kaip ir normaliai, tam savivaldybės biudžete, tai ten kaip ir paskęsta tie 90 000, ne? Bet mes tada taip žiūrim ir galvojam, bet už 90 000 per metus, tai tu gali išspręsti smurto artimoje aplinkoje problemą rajone. Ne? Tai tarkim, tu gali tada ateiti į savivaldybę, pas tarybą, su rekomendacija, klausykit, davai mes jums kažkokį ar tai sprendimą, ar kaip bendruomenę susijungsim, apsodinsime tą miestą gražiai daugiamečiais augalais, bet skirkim šitos pinigus smurto artimoje aplinkoje, skirkim šitos pinigus negalios problemų sprendimui, skirkim palaikyti šeimoms, ar ne, kad žmonės gyventų geriau. Galbūt sugalvokim kokį socialinį verslą kartu su šeimomis, kur tu tą patį miestą gali visiškai kitaip papuošti ir gražinti. Ir beje, 90, aš buvau pakraupus, kai aš tada susidėliau savo galvoju, čia apie tas gėlės, kad mes tiek išleidžiam, tada nuėjau pas kitą savivaldybę, pas kitą tarybos narę, sakau, kiek jūs gėlėm išleidžiat. Sako, gali būti pas mus ir 200. Aš taip, gerai, tai mes tada galbūt jums turėsim pasiūlymą. Tai tokius dalykus reikia išskaityti, juos reikia atrasti. Yra savivaldybių, kurios bendradarbiauti nenori, yra ten tokių žmonių, yra, kurie tikrai nori, kartais nemato, bet reikia eiti ir kalbėti ir bandyti, ir būti rimtų partnerių, kuris rodo, kad supranta tiek biudžetą, tiek kas vyksta, tiek kaip galima pakeisti situaciją. Tai ačiū jums labai. Ačiū labai, Monikai. Aš kadangi jau daug kartų įvairiais kontekstais girdėjau, tai jums reiktų girdėti, Monika, nuo kokių atstatymų istorinių dvarų iki socialinių verslų ir panašiai. Galima čia daug diskutuoti. O apie gėlės, kaip tik, kadangi čia turim rusniškius, tai rusniškių labai gražus pavyzdys, kur rusniškiai patys susineša pinigus, pati bendruomenė ir apsisodina gėlėmis ir dar su paskirtim, gėlynai rožynai mamoms, gėlynai tėčiam ir tai irgi sujungiantis bendruomenė pavyzdys. Tai ačiū už tai, kad patys daugelis irgi sprendžiate savo iššūkius ir kažkur kitur nukreipinėjami valstybės pinigai. Beje, atsirado savininkas, tai perduosiu tuoj kortelę. Ir paskutiniam pranešimui jau anonsuota Loreta, kad nesuklaidinčiau su pavarde, Matolienė iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorė. Kadangi jau jūs taip pagyrė, Monika, tai klausysim jūsų pranešimo. Nors paskutinis pranešimas ir jau matėmės visą dieną, vis tiek laba diena visiems.
pasakysiu nuoširdžiai, kad visada žavėjausi nevyriausybinėmis organizacijomis, žmonėmis, kurie kažką daro, nes jie visą tai daro iš širdies. Ne dėl to, kad yra darbo sutartis, ne dėl to, kad yra planas, ne dėl to, kad yra įvykdymas ir po to reikės teikti ataskaitą, jie daro tiesiog, nes nori daryti. Tai aš galvoju, savivaldybei tai yra pavyzdys ir pamokos, ką reikia išmokti, norint, kad tavo žmonės tavo teritorijai gyventų geriau, kad gyventų taip, kaip jie įsivaizduoja tą savo gyvenimą. Ir nuo ko viskas prasidėjo pas mus. Pradėjau dirbti koordinatoriu, o koordinatorius tai tas žmogus, kur su vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymų daugiausiai sąsajų turiu, tai tas negerėtis, kuris baudžia vaikus ir skiria minimalę arba vidutinę priežiūrą ir taip sakant skiria paslaugas šeimai ir vaikui. Ir pradėjus dirbti tą darbą, žinot, kai būna kažką apsivelki, ne tavo ir ne taip, kažkas negerai, matau, kad nieko negaliu padaryti, negaliu savęs realizuoti ir kažkokia tokia jau mirtis po 2 darbo metų. Ir tada netyčia mūsų gyvenime pasirodo inovacijų agentūra, jos direktorė Ingrida, kuri savivaldybę pakvietė pristatyti, kaip galima paslaugas perduoti viešajam, tai yra nevyriausybiniam sektoriui ir koks yra paslaugų perdavimo gydas, kaip visa tai vyksta, kokie yra gerieji pavyzdžiai. Ir mūsų savivaldybė sugalvojo, kad jo reikia pakviesti būtinai visas nevyriausybinės organizacijos, kurios nori dalyvauti, bendruomenės, seniūnaičius, žodžiu, kad tą žinią pakviesti, paskleisti plačiai, kad mes einam į šitą, mes norėtumėm šitą daryti. Ir kažkaip pagalvojom, kad turbūt bus daug pasiūlymų po to. Tai įvyko susitikimas, jis įvyko gražiai, viskas pasibaigė ir kas vyksta po to. Po to savivaldybėje, aišku, jokių pasiūlymų niekas negauna, kas čia norėtų ką perduoti. Mes irgi galvojam, ką čia reikėtų daryti. Ir žinot, kaip tas užburtas ratas, nevyriausybinės organizacijos nieko nesiūlo, nes galvoja, kad tai savivaldybei nieko nereikia. Savivaldybė sako, ką čia perduosi, jeigu nėra kam perduoti, nieks nenori nieko perimti. Ir tada nusprendėm, iniciatyvių žmonių grupė tada nusprendė, kad tiesiog reikia suprasti, kad iniciatyva turi būti iš abiejų pusių. Turim pažinti, kalbėti, bendrauti. Ir tuomet buvo sugalvota, kad kiekvienas skyrius įsivertina, kokias paslaugas jis turi, kokias teikia, kokias galėtų perduoti, ar būtų tikslinga, ar būtų galimybė. Nes kaip jau ir minėjo kolegos, iš tikrųjų mes tie, kurie neturim tokios kvėpavimo laisvės kaip jūs, bet klausais ir tiesiog pavydu, pas mus vis tiek yra strateginis planas, metinis planas, ataskaitos pridavimai ir tas aišku biudžetas, kurį visi tampam kaip paklodė, nes kiekvienas rėkiam, kaip mums reikia, mano sričiai reikia, o kitos sričiai reikia ir, žodžiu, mes jį dalinamės. Skyriai įsivertino, kaip kas galėtų vykti, kaip ką čia mes galėtum perduoti, nes iš tikrųjų įdomiai pristatė pirkti poveikį. O kas tai yra? Tai tikrai negirdėta, nematyta ir kažkaip nėra kontrolės. Pirkti poveikį tai jau reiškia, tu moki už tai, kad tu pamatai rezultatą. Kaip dirba, tai visiškai neįdomu. Ar ne? Darbo laisvė, tokia partnerystė. Ir tada po tų skyrių visų, kurie įsivertino savo paslaugas, ką jie gali perduoti, ką negali, buvo sudaryta darbo grupė. Mes pasiaiškinom, kas pas mus yra baisiausia. Ir kažkaip, nežinau, stebuklo dėka atsitiko, kad išgirdo mane kolegos, išgirdo tai, kad aš matau, iš esmės, mano darbas yra su ateitim, su mūsų visų ateitim, su tuo, kaip mes gyvensim, vaikai, paaugliai. Visi jos vadina nusikaltėliais, narkomanais, dabar jau alkoholikais, tais, kurie daro pažeidimus, nusikaltimus, kaip jie viską turi ir kaip jiem nieko nereikia. Ir niekas nesupranta, kad tai yra trauma patyrę žmonės. Man dėl to skauda, aš dėl to visą gyvenimą degu ir man tas trauma patyrę žmogus, priėjimas prie jo turi būti visiškai kitoks. Visiškai kitoks negu kad pagal vaiko minimalios ir vidutinės įstatymą čia pavesta mokyklą pakoordinuos, palankys psichologą, padarys 20 valandų darbų, viskas pagydėm. Nieko panašaus įrodžiau savo kolegom.
padarė vieną nusižengimą, skyrėm priemonės, praėjo kiek laiko jis daro pakartotinį pažeidimą ir vėl niekas nesikeičia. O pakeisti probleminę vaiko elgesį tai reiškia suprasti jo požiūrį, suprasti jo poreikius, suprasti jo patirtį. Ar tai įmanoma paprasčiausiai mum valstybininkam? Aš koordinuoju institucijas, kurios teikia pagalbą ir žinot, ta pagalbos teikimas, mes vėl visi turim savo planus, savo užduotis, ateinam į šeimą, viską padarom tvarkingai, jokia kontrolė prie mūsų neprikibs. O mergaitė, su kuria bendrauju visada po paslaugų gavimo, viena mergaitė ir sako, tu žinai, kai prasidėjo pagalbos teikimas mano šeimai, mano gyvenime prasidėjo toks chaosėlis, kurio niekam nelinkėčiau. Visi atėjo, visi viską surašė, parašė, padarė, sutikrino. Niekas nepaklausė, kaip aš jaučiuosi, niekas nepaklausė, ko aš noriu, niekas nepaklausė, kaip aš gyvenu iš vis. Ir va tada man labai artimas ir Raudonojo kryžiaus čia pranešėjos tas pranešimas, kada jinai pasakė, kad oho, kaip reikės viską sureguliuoti, jeigu visko bus daugiau. Tai va, žinokit, aš jaučiuosi taip, suorganizuoti visų institucijų darbą ir su tą pagalbos teikimą ir pasakyti, kad paklauskim žmogaus, ko jam reikia, paklauskim, kaip tas žmogus jaučias. Iš viso vaikas mum ar žmogus, jisgi žmogus, tik mažas. Ir mes turim lygiaverčiai bendrauti su to mažu žmogum, ar ne? Ir vat, tokiom graudžiom kalbom įtikinau savo savivaldybę, kad reikia mums kažkaip tai dirbti kitaip su tais jaunais žmonėm. Ir tuomet, aišku, buvo sekanti žingsniai. Jūs žinot, kad savivaldybėje niekada nebūna nieko, jeigu neįtikini savivaldybės tarybos. Tai savivaldybės taryba irgi patikėjo, kad yra bloga situacija ir reikia keisti. Visą šitą susidariusią situaciją ir galų gale jį pritarė ir mes su Viešųjų inovacijų agentūra pasirašėme bendradarbiavimo sutartį vykdyti tą pilotinį projektą. Tai atrodo, paprasti dalykai, bet aišku, kaip ir minėjau, tai buvo jau metų įsibėgėjimas, ar ne, balandis, biudžetas suskaičiuotas, lėšų kaip ir nėra, nieko nėra, bet geroji reikalo pusė buvo ta, kad mūsų partneriai iš tikrųjų buvo stiprus, jie nuolat įkvėpė ir inovacijų agentūroje esu be galo dėkinga viešai nevyriausybiniai įstaigai NVO Avilys, kurie mus lydėjo. Ir vat, jeigu apie patį paslaugos perdavimą, apie patį projektą, kaip viskas vyko, tai mūsų partneriai numatė, kad ir jie patarė mums, kad svarbiausi žingsniai tai yra pasidaryti tas dizaino mąstysenos dirbtuves, įsivardinti ir pamatyti tą problemą iš tikrųjų plačiaja prasme, kodėl viskas vyksta, kodėl yra tiek daug traumas patyrusių vaikų ir žmonių ir žodžių identifikuoti, pasitelkiant konsultantus. Po to buvo pokyčių teorijos sudarimas, pasiruošimas socialiniai paslaugai. Dabar aš čia stoviu, kalbu, taip viskas paprasta, fain ir taip atrodo viskas greitai. Iš tikrųjų nieko greitai nebuvo ir paprasta nebuvo. Ačiū Dievui, kad Monika iš Avilio su savo partneriu Arūnu, jie mus vedė sistemingai, jie mus konsultavo, jie mums padėjo kiekvieną žingsnį, mes lipinomės problemas ant lango su lapukais, rašėmės, žiūrėjom, kaip čia dabar viskas vyksta, iš kurios pusės ir mes, žodžiu, turėjom viską identifikuoti taip, kad būtų tas trečias etapas jau pirkimo dėl pamatuojamų rezultatų padarimas. Tai vat, tos pirmosios dizaino dirbtuvės pas mus įvyko birželį, aš niekada neužmiršiu tos datos ir kaip man pavyko sukviesti visus, pavyzdžiui, partnerius, identifikuojant plačiai lauko problemą. Tai prisijungė nevyriausybinės organizacijos, prisijungė jaunimo centras ir mūsų savivaldybės daugybės skyrių, kur aš nesitikėjau, kultūros skyrių, socialinės, paslaugų, ekonomikos, investicijų. Žodžiu, buvo daug žmonių norinčių. Pasirodo, yra daug žmonių norinčių keisti situaciją ir padėti spręsti problemą ir dirbti kartu. Nors tai neįeina nei į tavo pareigybės aprašą, nei į tavo darbo užmokestį, nieko, bet tiesiog pavyko suburti bendraminčių grupę. Ir dėl to, kad mes turėjom tokius, kaip aš sakiau, dizaino dirbtuvių meistrus Monika su Arūnu, mums iš tikrųjų pavyko išsidėlioti, išsigryninti, kas bus tas poveikis, ko mes norim, kaip mes tą viską pirksim. Ir tada, va čia keletas yra momentų iš dizaino dirbtuvių, tai
Dar toks vienas įdomus momentas buvo, ką jau pramatė mūsų partneriai, nes jie tą irgi buvo patyrę, tai jie parekomendavo pasikviesti šeimas, galbūt sutiktų jos pasakyti, kas jom yra negerai, vat, kaip tas vaikas, ko aš noriu, kaip aš jaučiuos, o čia šeima, o tai kokios man pagalbos reikia, ar aš noriu to, ar aš noriu kito. Tai mūsų nuostabai irgi atsirado šeimų, kurios buvo mūsų toj tyrimo grupiai tam bendram darbe, jos dalinosi savo lūkesčiais, rūpesčiais, problemomis, pakankamai atvirai, kažkaip viskas tokiu pasitikėjimu vyko. Ir tikrai tai yra tokie gražūs momentai, kai tu supranti, kaip tu atėjai prie tos paslaugos. Ir pasibaigus pirmam ir antram tam etapui, tai buvo vis dėlto apsispręsta, tikrai patikėta, kad čia tikrai yra problema, kad reikia mums pirkti tą paslaugą. Ir mes įsigryninom, kad reikia pirkti paslaugą vaikams, kuriems yra vykdoma minimali priežiūra. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Ir tada trečiasis etapas, aišku, nejuokingas, baisoka, nes kaip paruošti tos, visi žinom, kaip paruošti tos dokumentus tam viešam pirkimui, kad tu ten niekur nekliūtum. Galų gale, kad savo lūkestį išsakytum, ko tu nori, kokie yra tavo kriterijai ar ne, kokį aš noriu rezultatą matyti, kad man reikalingas tas laimingas vaikas, kuris nori grįžti į mokyklą, mokytis, nedaryti teisės pažeidimų, kaip tą viską padaryti. Tai čia ta visa pradžia buvo Monikos ir Arūno ir po to jau viską mums padėjo partneris irgi Trinity Jurex, kurio dėka mums pavyko puikiai pasidaryti dokumentus, pasiruošti tam pirkimui ir įvykdyti pirkimą. Ir kaip, aišku, savivaldybė šitoj situacijoj turėjo irgi būti labai pati iniciatyvi. Daug ieškojom galimų partnerių, galvojom, skelbiant tą pirkimą, žiūrėjom, kas turi bazės, kas galėtų dirbti, kaip galėtų dirbti, koks požiūris apskritai į patį jaunuolį arba vaiką. Tai ir mes kartu bedirbdami tam projektą atradom, kad mes turim nuostabiai nevyriausybinę organizaciją, savo jaunimo centrą, kuris iš tikrųjų vykdo šitą veiklą su jaunuoliais. Jaunuoliai ten ateina savanoriškai ir ten yra kitoks požiūris į žmogų ir vaiką. Tai yra lygiavertis bendradarbiavimas. Ir dėl ko mes pasirinkom tą atvirą jaunimo centrą, tai čia tiesiog ir surašiau, kad ir darbo patirtis, ir kitokie metodai, jie kūrė savo metodikas, būdami nevyriausybininkais, jie kūrė savo metodikas, kaip padėti tam vaikui, kaip pažinti tą vaiką. Jie per projektai sukūrė patyriminio mokymo bazę jaunimui. Jie sukūrė paslaugą 10 lengvų žingsnių, kaip tam jaunuoliui padėti. Ir iš tikrųjų mes susipažinom labai artimai. Mes pasidarėm viens kitam tokie, kaip čia pasakyti, saugesni. Viens kitam priimtinesni. Ir aš galvoju, tas bendros veiklos visada jos žmonės suartina taip ir kartais kažkur, nebeatsimenu, kur radau parašytą, bet į paraštės nusumti nepažįstami žmonės mums tampa savi. Mes toj bendruomeniai tą džiaugsmą patiriam, kad mes kažką bendrai kartu kuriam. Ir tarkim, kaip ir sakiau, tas 100% dėmesio į vaiką, giluminė analizė, psichoterapija, darbas toks, kurį sugeba atlikti specialistai. Ir tarkim, čia yra keletą fotonuotraukų iš tos patyriminio ugdymo bazės, tai ten buvo apleistas pastatas, kurį jaunuoliai kūrėsi. Ir mes visi, kartu su tuo jaunimu kūrėmės tą bazę, dažėm, iniciatyvom prisidėjo daugybė žmonių, ir dizainerių, spalvino sienas, kūrė, rinko baldus. Iš to lengvų batų projekto jiem pavyko įsikurti šitą bazę, tokią erdvę mokymusi. Ir po ilgų smagių šitų įsikūrimo darbų visi tapo bazės šeimininkai. Tai kai tu atvažiuoji ir ten jaunuoliai vaikšto su maikutėm ir užrašyta bazės šeimininkas, jis tave pasitinka, sveikinas. Tai yra geri pojūčiai, dėl kurių nebenorim mesti to darbo, kurį atrodo jau mirėjai tam darbe. Tai čia tokie momentai, iš tikrųjų jaunuoliai ir pasirodo ir gabūs dažytojai. Tie nurašyti, tie, kurie jau patys blogiečiai, narkomanai, ten alkoholikai, ten pažeidėjai teisės. Tai čia šitie, jie pasirodo nerealūs vaikai, jie moka piešti, jie moka klijuoti, jie moka baldus rinkti, jie moka būti atsakingais, jie moka svečius priiminėti. Ir žinot, mes tokių patirčių dabar gerų turim.
su šituo, čia bazėje tiesa, jinai skirta ir tam, kad vyksta ir mokymai, ir specialistam, nes nepadėsi vaikui, jeigu nemokysi jo aplinkos, jo mokytojo, jo mamos ar tėčio įstatyminio atstovo. Tai vat mokosi specialistai ir čia jaunimo centro direktorė mūsų Kristina Pinskienė, kuri irgi yra neįkainojamas lobis Šiaulių rajone. Jinai, va čia yra jos mintis, jinai rašo dabar knygą apie tas visus dalykus, jinai jos yra mintis, sako, ar mes kada nors mokėsim jiems kompensuoti tą žalą, kurią jie patyrė, vat, ir tas traumas, kurią patyrė iš mūsų, kai mes tą pagalbą teikiam. Tai bežiūrėdami šitos mokymus ir besimokydami patys jaunuoliai irgi tokią mintį išsakė, o tai kodėl neorganizuojat mokymų paaugliam, kaip su tais suaugusiais sutarti. Iš tikrųjų, tokios gražios patirtis, tokie gražūs žodžiai, įkvepiantys žodžiai ir vat, iš tikrųjų ir buvo taip, ir organizavo jiem ir tos mokymus, kaip su tais suaugusiais sutarti. Tai vat, čia yra jų veiklos laisvalaikiu, nes iš tikrųjų pasitikėti to jaunu žmogumi, pažiūrėti jam į akis, paklausti, kaip tu jautiesi, netgi tėvai neturi laiko. Aš vadinu tos vaikus niekieno vaikais, nes kai jis nusikaltėlis, jis niekam nereikalingas, net šeima sako, iš kur jis toks atsirado. O iš tikrųjų, va dabar kas vyksta mūsų visuomenė, ar ne, girdim per televiziją, stebim per televiziją, girdim per radiją, vaikų nusikaltimai, vaikų besaikis narkotikų vartojimas, ką tai rodo, kad mūsų vaikai turi skylę čia. Neužpildytas bendravimo poreikis, neužpildytas meilės poreikis. Jie turi visus daiktus, kompiuterius, mašinas, viską, bet jie neturi tėvų, jie neturi meilės, jie apkabinimų neturi. Tai vat mes, kaip sakant, nėriam stačia galva į šitą paslaugos perdavimą. Mes nerealiai džiaugiamės ir suprantam, kad tai yra jėga ir stiprybė dirbti kartu su nevyriausybininku, kuris turi tą pojūtį ir jausmą, kuris gali pasiūlyti paslaugą kitaip. Ir galbūt nebus taip dailiai ir gražiai surašyta viskas į planą, bet yra poveikis. Poveikis, kuris atsiranda. Vaikas pradeda lankyti būrelius, vaikas pradeda grįžti į mokyklą, vaikas su noru kažkodėl išeina į psichoterapiją. Vaikas nusprendžia, kad reikia dalintis rezultatų su kitais. Jisai pradeda mums sakyti, ar mes dabar galim pamatuoti poveikį. Ne, per mažai laiko praėjo, meluočiau čia jums, jeigu sakyčiau, kad jo, galim pamatuoti, kaip faina. Dar ne. Bet už tai, ką mes turim, vaikai teikia mums rekomendacijas, kaip su jais dirbti. Darykite šitaip, bet nedarykite taip. Ir suprantat, tai yra neįkainojama vertybė tos paslaugos teikime. Tu tada jauti, kad tu vieniesi su juo, stiprus daraisi, jisai savo pavyzdžių nebenori užkrėsti kitų blogais pavyzdžiais, jis nori būti kitoks. Ir sako, ateinantis, nepulkit padėti visiems vaikams iš karto, padėkit keliem, o mes jau patys juos atsivesim į tą centrą, į tą bazę. Iš tikrųjų, tai pradėjo vykti, tai ir vyksta. Dabar ir tarkim, kaip mes galim kurti gerovės valstybę, jeigu mes ir norėt gyventi gerovės valstybėje, jeigu mes nieko patys negalvojam, kas mums būtų ta gerovė, ar ne. Tai jūs, nevyriausybinės tos organizacijos, iš tikrųjų esate ta galia, ta stiprybė. Tie, kurie iš širdies viską darot, ir jeigu jūs mums padėtumėt tam viešajam sektoriui, pasiūlytumėt, ką jūs turit geriausia. Aš manau, kad iš tikrųjų visada atsiras žmonių, kurie dega savo darbo, kurie nori kažką keisti ir tas bendradarbiavimas tikrai įmanomas. Ir kai yra partneriai, mes jau turim pavyzdį, tikrai galima naudotis mūsų pavyzdžių. Inovacijų agentūra, Avilys, Trinity Jurex, jie buvo tie, kurie lydėjo, jie tikrai, jūs galite tuo pačiu keliu ir tikrai tai bus sėkminga. Ir turbūt pabaigai pasakysiu, kad skaičiau daug metodikų, kaip pritraukti nevyriausybinį šitą sektorių, nevyriausybinės organizacijas, kaip ten turėtų viskas būti perdodama ir paprastų tų metodikų ir sudėtingesnių, bet pati paprasčiausia man, tai žinokit, iš to darbo, kurį dabar darom su jaunimu ir ką jie mums teikia, kokius atsakymus gaunam, tai man toks paprasta formulė. Noras kalbėtis, pridėkim abipusę iniciatyvą, pažinti, susipažinti, tapti vieni kitiems saugesniais ir iš tikrųjų mes tikrai galim padaryti labai gražių darbų. Tuo labiau, kai jūs jau tiek darote, jeigu jūs tam nelankščiam mūsų sektoriui padėtumėt su savo pasiūlymais, gal nutrauktumėm tą užburtą ratą, vienas negali, kitas nenori, mes nematom arba nežinom. Tai nekankinsiu jūsų, ačiū už dėmesį ir tikrai leisiu, džiaugiuosi, nes
2050-ieji Lietuva, strategija yra parengta ir šiuo metu pateikta Seimui svarstyti komitetuose ir ten, kalbant apie viešąjį sektorių, yra žodžiai, kad jis turi būti lankstus. Tai čia ko gero labai gerai įžanga. O kalbant apie tai, kad mes pradėjom nuo įžangos, kalbėdami ir vartodami žodį bendradarbiavimas, bendrystė, o užbaigiam žodžiu pasitikėjimas, man atrodo, yra tobulas ratas, nes bendradarbiavimo nei šeimoje, nei santykiuose, nei organizacijose, nei valstybėje negali būti be pasitikėjimo. Mes labai pasitikim jumis, tikimės, kad jūs pasitikit mumis ir dar labiau, kad vienas kitu. Tai šitą renginį labai noriu padėkoti, kad atvykote. Noriu jį pabaigti, dar prieš kamščius paleisti jūs išvažiuoti iš Vilniaus centro, o mes jums atsiųsim laišką su palinkėjimais ir su video iš šito renginio, jeigu norėsite juos su kuo nors pasidalinti. Ir atsiųsim 2 klausimus. Kas patiko, kas įstrigo, už ką norėtumėte pasidžiaugti ir padėkoti ir kur galėtumėm būti geresni, kad organizuodami kitą renginį galėtumėm dar labiau atliepti jūsų norus, jūsų poreikius ir pakviesti vėl išgerti puodelio kavos. Ačiū labai visiems.